Labą dieną, su jumis aš, Gydūnė profesorė Dalia Sekmokienė ir apie sudėtingą limfos sistemą. Gydytojai, kurie gydo šią sudėtingą sistemą, žinokit, kad papildykit mane, nes aš labai suprastinau, kad visiems žmonėms būtų suprantama ir galbūt ką nors praleidau, kas yra labai svarbu. Aš nekalbu apie šios sistemos svarbą, kai jau gydomas žmogus, kai gydoma kažkokia sunkia onkologinė liga, bet supažindindu, nes jinai tiek svarbi mūsų imunitetui ir dauguma sako, aš pervargęs, man kažko trūksta ir visi iškart siūlo, aš geriau magnį B6 platintoje, tai siūlo visą savo kompleksą, kurį turi nuo visko ir nuo visų lygų. Vitamino D gal trūksta, pažiūrėk, gal geležies trūksta. Ar limfiniai sistemai ko nors trūksta, kad jinai neveikia? Jinai neveikia labai daug sunkių ligų. Jinai tikrai ne dėl to neveikia, kad kažko trūksta, bet dažnai atvirkščiai maisto medžiagų perteklius, kurį ji turi pašalinti tą perteklių, ypač kenksmingų, pavyzdžiui, jeigu aliejus kelis kartus naudojamas tam pačiam kepimui, neišvaloma keptuvė anksčiau, taukai, jeigu ilgai kepama irgi aliejuje susidaro aldehidai, ketonai, pačioje mėsoje, daug kartų sakiau, susidaro heterocikliniai, policikliniai aminai biogeniniai, tai kepenys ir inkstai. Bet žinokit, vienam organui ir jo veiklai sutrikus, pamatysim, kaip visa tai sutrikimas atsiliepia limfiniai sistemai. Sutrinka viso organizmo veikla, nes detoksikuoti turi ir limfą. Bet jinai daugiau detoksikuoja visai kitus dalykus. Jos veikla padeda sunaikinti bakterijas, virusus, tai kas lik ir gyva, netgi parazitus. O šiaip sistema ypač sudėtinga. Tai gyslos, limfagyslės, va čia žalios mes matom. Limfinių mazgų, tai tokie dideli mazgai, pažastyse jų daug, kakle, žarnyne, kirkšnyse. O dar svarbu lūžnies ir užkrūčio liaukos. Ir limfinė sistema susijusi su kraujo sistema ir visus tos ryšius paaiškins. Ir kas darosi, kai limfinė sistema trinka. Nes tai labai labai svarbu imuniniai sistemai kovojant su infekcijomis. Ir sako, aš dažnai sergu ir ką daryti. Vieni čiobreliai, tas. Nu, ar tai padės sustiprinti imuninę sistemą, būtent limfmazgių imuninę sistemą? Šiek tiek padės. Nes gerimas daug žolelių, kaip ir kabutėse valo limfą. Nors mediciniškai tokio termino irgi išsiaiškinsim. Limfos valymo netgi nėra. Taigi limfos sistemos apibrėžimas. Tai kraujotakos sistemos papildymas, atvira vienkryptė sistema iš apačios, iš rankų apačios, iš kojų, iš pilvo, paskui sutekanti giliai čia po praktikaulinę veną. Tai esminė imuninės gynybos dalis. Tai skaidrus skystis, šiek tiek balkšvas, toks cirkuliuojantis limfinėje sistemoje. Ir atliekantis, ką jis atlieka? Detoksikuoja. Grybeliai, bakterijos, virusai sunaikinami, bet detoksikuoja ir nuo visokių negerų medžiagų, negerų pasiaiškinsim perteklių. Be to, limfmazgėse gaminami limfocitai, eozinofilai. Tai irgi labai svarbu. Ten ne tiek gaminami, tai yra kaulų čiulpų dalis, bet ten susitelkia ir atlieka savo darbą. Ten jų veiklos vieta, ten jų gynybos vieta, ne tiek gamybos, kiek gynybos, kad ginti mūsų organizmą nuo įvairių įsibrovėlių. O taip pat, bet detoksikacijos, imuninės apsaugos, maistinių medžiagų net pernešimo, nes susidaro iš kraujo plazmos ir grįžta atgal. Ir perneša atliekas, toksinus, limfocitus, riebalus iš virškinimo sistemos. Ir jinai ne visai vienoda, nes limfa susidaro ties kiekvieno organu. Ir jinai tokia balsganiausia ir kitokios sudėties arti virškinimo organų. Ir valymo sistema, skysčių pusiausvyra, visos infekcijos. Ir mes vis nagrinėsim tą mėlyną paveikslą daugiausia, kurį matote viršuje.
Bet pavaizduota limfinė sistema nuo galvos iki dubens, limfinius organus, limfos tekėjimo kelius. Ir pagrindinis siluetas rodo, kad visam kūne įsidėšius, o ne vien kaklė pažastyse. Kai kas mano, kad čia padidėjo limfmazgiai, tai čia pagrindiniai. Aš va parodau, kiek daug yra ir dubenyje, kirkšnyse, rankose, pažastyse, žarnyno ypač svarbus. Ir tiesiog tankus drenažo tinklas. Ir panagrinėsim viršutinę, vidurinę ir apatinę dalį. Tai va, viršutiniam dalyje limfiniai sistemos darbą palengvina adenoidai ir tonzilė. Angina. Man išoperuota. Iškart skaitoma, kad dalis netenkama imuniteto, kiek įmanoma gydyti. O aš gimus 58 metais. Ir tais metais aš dar neėjau į mokyklą, kai man operavo. Nu, visiems gydytojai patarė, kaip tėvai neklausys. Buvo mada visiems šalint. Aš nesakau, kad šiais laikais kam nors nereikia šalinti kokio nors organo. Jis jau ten visiškai skleidžia visam organizmui infekciją ir kitais būdais negalima nugalėti. Bet tai pirmoji imuninės gynybos linija kvėpavimo virškinimo įėjimo vietose. Tikrina kabutėse, tai sudėtingas procesas, kas patenka į organizmą. Užkurčia liauka, atrodo svarbu tik jauniem. Ne. Jaunystėje bręsta ta limfocitai, bet tai mokykla. Imuninė sistema ten tiesiog apmokinama, kaip jinai turi veikti jaunystėje. Krūtinės lataka, va, čia parašyta tiesiog connecting duct. Krūtinės latakas, tai suteka visą limfą, grąžinama į veninę kraujotaką. Dabar vidurinė dalis, tai kontrolės punktai, filtruoja limfą, aktyvina imuninį atsaką. Ir labai svarbus visa limfos sistema, tiek viršutinė, tiek apatinė, tiek vidurinė infekcijom ir onkologijos kontekste. Netgi galvoju, kaip filmuodama tą savo video pavadinti, nes jis pavadins limfinę sistemą, gali žmonės ir nežiūrėti. Tie, kurie nusilpę, nuvargę, kurie rašo, kad kai pradėjau vaiką leisti darželį, tiek apsikrečia, kad serga kas 2 mėnesius, o kiti rašo, kad ir neleidžiu darželį, va tiesiog pradėjo sirgti ir kas 2 mėnesius serga. Ir niekas nesusimasto apie tą limfinę sistemą ir kad jinai labai susijusi su mūsų maistu ir mytyba. Ir kad ten, sakysim, keptas maistas, jeigu nori imunitetą sustiprinti, netinka. Už tai dar kartą kartuoju, stiprina vien vitaminais, mineralais, kas yra didžiausia mąstymo klaida. Aš nesakau, kad vitaminų ir mineralų nereikia, bet nesuprast limfinės sistemos darbą irgi negalim. Reikia labai gerai suprasti ir tas supratimas padeda tiesiog organizuoti savo dieną ir gyvenseną taip, kad padėtumėm tą limfiniai sistemai, nes padėti limfiniai sistemai mes geriau galim negu gydytojai. Tai yra mūsų veikla. Netgi, kad tekėtų iš apačios į viršų reikalingi tam tikri judesiai, jau kai jinai labai sutrikus, net ir masažas, tai yra sportas. Vaikai įsidūksta, jam retai limfinė sistema neteka, tik jinai iš virškinimo organų gali pernešti visokius grybelius, infekcijas ir visą kitą. O jeigu labai daug riebalų, tai jai daug sunkiau kovoti su infekcijomis. Blužnis yra didelės limfinės sistemos organas. Filtruojant limfo kraują yra tiltas tarp limfinės ir kraujotakos sistemų. Apie blužnį kada padarysiu atskirą video, nes čia dabar aiškint labai daug būtų. Dabar kas yra apatinėje dalyje. Tai plonoji žarna su tam tikromis Peyerio plokštelėmis, tai labai svarbus akcentas. Tai didelė imuninės sistemos dalis su žarnynu. Ir čia antrosios smegenys žarnynas, bet čia kas kita. Tai ne limfos sistema, kurios gamina serotoniną. Bet šiaip limfos sistema irgi mokina organizmą, neaiškinu, kaip tai vyksta biochemiškai, atskirti draugiškas bakterijas nuo pavojingų. Ir apendiksas, kuris buvo laikytas nereikalingu, nu kartais reikia išoperuoti, o šiaip rezervuaras žarnyno mikrobiota, imuninės atminties rezervuaras, kaulų čiulpai, visos imuninės ląstelės, kuris įeina į limfmazgį, kaip sakiau, limfocitai ir visa kita. Ir limfa neturi vieno centro, vieno siurblio, ji veikia kaip lėtas, protingas tinklas. Nuo judėjimo, kvėpavimo ir kūno būklės. Tai va, jau daug ką pasakiau.
Tai, ką mes vadinam limfos valymu, judėjimu. Pavyzdžiui, aš atsistoju ant pirštų galų, ant kulnų, atsistoju ant pirštų galų, ant kulnų, pastuksenu, rankas iškeliu, pasukioju, aš jau aktyvinu savo limfotą. Pažastis, lengvai galvą pasuku. Nereikia per daug kažko mokėti. Judesys. Jeigu to siurblio nėra, raumenų sistema visa mano. Ir aišku, kad masažai labai gerai limfai. Tai ypač svarbu, nes jeigu vyresniam amžiuje mes mažiau judam, tai edemomis, limfaedemos, pakalbėsim apie jas, dažnos infekcijos ir labai lietai gyja žaizdo iki trofinių. O pats pacientas arba jūs tiesiog kaip žmogus dažnai irgi čiuopiat limfmazgius, čiuopiat padidėjimą pažastyse. Tai jau reiškia kažkokį blogą dalyką. Aš pažinau moterį, kur padidėjo pažastyse, nuėjo pasitikrino, nieko nėra kurtyse, bet ilgą laiką nesitikrino. Na ir mirė nuo krūties vėžio, nu, dirbo, tiesiog gal buvo dirbus chemijos pramonėje, buvo Kaune daug tų cheminių gamyklų, nesakysiu, kad tiesiog kai kas gali ir pažinti, bet limfmazgių padidėjimas blogas ženklas. O šiaip limfa nėra mistinis skystis kažkoks, o reali gyvybiškai svarbi sistema. Kai įsibrėžiam, įsidrėskiam nedaug, tai kartais ne kraujas pasirodo limfa, toks balganas skystis. Ir apibendrinu tiesiog limfos sistemos komponentai, reziumė. Tai va, susijus su kraujotakos sistema ir sudaro pačią limfą, tai yra viduje esantis tas skystis, jo sudėtį tuoj panagrinės. Limfagyslės, limfmazgiai, blužnis, užkrūčio liauka ir tonzilė. Kaip limfmazgis atrodo. Ir pagrindinės funkcijos irgi apibendrinimas skysčių balanso palaikymas, imuninė apsauga, riebalų pernaša, už tai labai daug riebalų kartais, ne visiems žmonėm irgi kenkia limfai. Ypač jeigu riebaluose yra toksinų, jie kepti. Kaip susidaro? Iš kraujo plazmos audinių skystis patenka į limfagyslės ir limfa teka viena kryptimi iš apačios į viršų ir mes tai vėl detaliai nagrinėjame. Kaip susidaro limfa? Tai kraujas eina kraujagyslėmis į kapiliarus, o ten išskiria iš kapiliarų tą tarpląstelinį skystį. Vandens, maistinių medžiagų deguonies, aplankinius audinius. Skystis, tarpląstelinė tai yra medžiaga, surenka ląstelio apykaitos produktus. Iš ląstelės šalina negerus dalykus, toksinus, negyvas ląstelės, bakterijos, didesnius baltymus, riebalus, kurie nereikalingi. Ir limfagyslės kaip ir aklai baigėsi, bet per jų seneles visą tai iš tarpląstelinio skysčio gali susirinkti, rezorbuotis. Ką išmeta ląstelės, tai limfa surenka. Ką, pakartoju, išmeta, limfa surenka, kad detoksikuotų. Va šita funkcija dažniausiai trinka ir vaistais, ir mikroelementais, jinai negydoma. Gydoma daugiausia judesiu, kvėpavimu, kontrastinėmis vonelėmis, sveiku gyvenimo būdu, netgi sveiku mąstymu. Taigi aklai pasibaigiančios limfinės kapiliarinės gyslelės sugeria šį skystį ir didesnės dalelės, baltymus, ląstelės, kitas medžiagas, kurių jau nereikia organizmui. Tai irgi be galo svarbu. Ir surinktas skystis virsta limfa, eina į vis didesnės tas limfagyslės, kurias stumia raumenų judesiai. Pavyzdžiui, vaikščiojant dėl to 10 000 žingsnių, nes nesakau, kad pats geriausias būdas pritupimai. Jeigu reikia sėdėti ir dirbti, jūs net mane matot. Ir tai aš turiu teisę truputį pajudėti, kad mano limfa tekėtų. Šiaip kvėpavimas netgi. Jeigu ramus ir gilesnis iškvėpimas, juda diafragma ir tai jau irgi skatina vidurinės dalies limfagyslių darbą. Pačių limfagyslių senelių susitraukimai. Viską nešdamas viena kryptim, per čia eina paskiau, suteka į veną, link širdies, limfmazgių veiksmų. Limfa patenka limfmazgius, palei limfagyslės jie įsidėstę, yra ir pažastyse daug, kakle, kirkšnyse, labai daug žarnyne. Ir ten viskas nufiltruojama, bakterijos, vėžio ląstelės, limfocitai veikia, enzinofilai. Išvalyta limfagyslėse vėl išteka į kraujotaką.
Taigi, apibendrint. Limfa susidaro iš kraujo plazmos, kuri ištekėjo iš kapiliarų, o limfmazgiai veikia kaip natūralūs filtrai pakeliui atgal į kraują. Taigi, apibendrinimas limfa ir kraujas yra glaudžiai susiję, nes limfa susidaro iš tarpląstelinio skysčio, iš kraujo, o tas skystis yra kaip ir kraujo plazma, išsiskiria iš kraujagyslių audinio. Limfagyslės viską surenka, limfa panaši į kraujo plazmą, mažiau baltymų negu kraujyje. Limfocitai dominuoja, o pagrindinis variklis mūsų raumenų susitraukimai. Taigi judėkite, judėkite, judėkite. Daugiausia vasarą, žiemą mažiau, bet vis tiek judėkite. Taip arterijų pulsavimas ir imuninė transporto funkcija, nes grąžina skystimai medžiagas atgal į kraujotaką. Pagrindiniai limfos komponentai. Limfoplazma tai yra kiekis baltymų ir baltymai, albulinai, globulinai, albuminą mūsų kepenys sintetina ir vėl visi galvoja, tai koks mikroelementas suskatins albumino sintezę? Kai kepenys pačios amino rūgštis sintetina, kas suskatina? Amino rūgštis nesusidaro iš baltymų, iš anglies, vandenilio, azoto. Azotas gaunamas su daržovėm, chlorofilu, 4 azoto atomai. Tai koks mikroelementas suskatins? Aš galiu pasakyti, gal visi šiek tiek, nes reikalinga visokių transferinų, visokių kitokių pernašų, kad susidarytų. Albuminas labai reikalingas ir feritinui, nes albuminas yra pats kaip šulinys ir jo viduje geležis sukraunama į tą šulinį, jeigu taip alegoriškai. Taigi visokių baltymų sintezė priklauso nuo kepenų. Taigi limfos darbas irgi priklausys nuo kepenų ir inkstų veiklos labai. Viskas susiję, jūs negalite išgydyti vieno organo atskirai. Tai ir gerai galbūt vieną gydot, gerėja ir kitų veikla, bet žinokit, jeigu vieną sugadinat ir visus. O šiaip elektrolitų daug limfoje, maistinių medžiagų, gliukozės, amino rūgštis, lipidai. Sakau, labai svarbu, kad limfa nebūtų užteršta daug riebalų ir šlakai, metabolizmo produktai. Taigi, limfocitai. Limfmazgiai yra jų gamybos ir brandinimo vieta, kaip sakoma, subręsta ten galutinai iš kaulų čiulpų. Ir eozinofilai, tai jie skiriasi įvairias dar rūšis ir kurie mažiau žino apie limfocitus, aš manau, kad dauguma žiūrinčių yra nusimanantis, domintis savo sveikatą ir žinantis apie limfocitus, o apie eozinofilus mažiau. Tai yra baltųjų kraujo kūnelių tipas gaminamas kaulų čiulpas, svarbus imunitetai ir ypač su parazitais. Jeigu gerai jų veikla gera, jeigu padaugėja ir įtaria alerginės astmos reakcijas, helmintus, jis neutralizuoja histaminą, daug atlieka. Aš galvoju, kad apie tą limfocitus, eozinofilus dėkit patiktuką ir parašykit, ar norit video, ką jie atlieka organizme. Bet jų vis tiek veiklos nelabai užskatinsit. Sveika gyvensena viską užskatina, kokia bebūtų liga. Link sveika gyvensena, link sveiko kūno, sveikų minčių, sveikų jausmų. O šiaip limfos sudėtyje eritrocitų mažai, o šiaip limfa ties atskirais organais, kaip tarpląstelinis skystis, kitoks. Iš virškinimo trakto ištekanti limfa drumsta, chilo, daug riebalų ir baltymų, labai daug transportuojama lipidų, o iš kitų audinių skaidri, gelsva, mažiau lipidų, daugiau vandens. O limfmazgiai tai biologiniai filtrai, regioninė, vietinė apsauga, ten pažastų, daugiau apsaugo krūtinės ląstą, kirkšnys, viduriai kiek turi, nes mes labai daug į savo žarnas prikišam nuodų iš maisto. Taigi ten turi labai daug darbo tie limfmazgiai. Ir kas vyksta limfmazgiuose? Antigenų atpažinimas, limfocitų aktyvacija, brandinimas, aš pavadinau kitur, antikūnų gamyba. Šiame video neaptariu, kuo antikūnai skiriasi nuo antigenų. Aš manau, jeigu kas nežinot, vėl rašykit, reiktų atskiro video. Mes dabar kalbam apie limfą ir manau, kad jau savokas pagrindinę žinot. O čia matot, limfmazgiai padidėja, limfmazgiai yra kakle, čia kaip pats limfmazgis atrodo. Ir limfmazgių grupės kaklo, pažastų, kirkšnių, žarnyno, sąlyginai taip.
kur daugiausia, bet matot, net delnuose yra ir pažastų limfmazgiai. Tai viršutinės galūnės visos drenažas, kad čia kažkokie nuodai nesusikauptų, krūtų apsaugo. Ir onkologija apsaugo nuo viršutinės krūtinės dalies, nuo krūtų onkologijų. O žarnyno imuninė sistema tai yra Pejerio plokštelės, riebalų pasisavinimas, žarnyno imunitetas. Kas tos Pejerio plokštelės? Limfinių folikulų sankaupos, tai plonojo žarnyno dalis, galima sakyti, senelė jos randasi plonojo žarnyno ir gleivinėje. Plonojo žarnyno senelės gleivinėje yra imuninės sistemos dalis, veikiančios kaip pirminis imuninis barjeras. Neutralizuoja žarnyne esančius patogenus. Jeigu vis apsinuodimi, vis viduriuoji. Pejerio plokštelės. Noriu pasakykit, koks mikroelementas suaktyvina. Ne, limfinė sistema suaktyvina visai kiti dalykai. Tuoj pašnekėsim. Tinkama mytyba, tai visada, bet kokią lygą gydys. Kartais sako, labai panašios tos mytybos prie įvairių lygų. Ne, ne visai panašios. Podagros atveju vienokios, kitokios. Ir be to, mytyba dar visada noriu pasakyti, net ir limfiniai sistemai, mytyba yra kintanti dalis. Jeigu yra daug šlakų, visada yra tas periodas, kai turi regeneruotis, atsistatyti, pailsėti. Paskiau grįžt po truputį normalų darbą. Tai galima netgi, sakykim, 7 dietas reikia sudaryti, kol prieinam prie tos dietos, kur visą laiką bus pastoviai naudojama tai lygai gydyti. Kol žmogus truputį pagerins savo audinių būklę ir pailsės kai kurie organai ir atsistatys. Taip ir limfa labai labai dėl netinkamos mitybos kenčia. O šiaip tos Pejerio plokštelės, angliškai Peyer's patches, labai labai svarbios dėl patogenų, dėl infekcijų. Taip pat juose gausu imuninių ląstelių B limfocitų, jie gamina antikūnius T limfocitų, makrofagų. Limfmazgiai padidėja, infekcija, uždegimas, navikai. Už tai mes nežinom ir mes nusigastam, autoimuninės lygos. Va. Ir limfmazgiai tiesiog laikinas barjeras, labai svarbu vėžio sulaikymui. Štai ir pavaizdavau tokią įsigandusią moteriškę, nežino, kodėl padidėjo ir bijo. Čia jau tiesiog savidiagnostika, visur apsičiuopti. Jeigu kur padidėjo, jūs turite tikrintis. Tikrintis. Aš irgi sakė, man limfmazgis padidėjo, irgi tokia moteris. Ir jei tikrintis, viskas gerai su gimda, žarnyne viskas. Bet vis dėlto po kokių 5 metų, aš dabar nepasakysiu, mioma, nedidelė mioma, polipas, blogai su gimda. Mažai pažįstam ir sako, aš tą lygą apsičiuopiau dar anksčiau, bet aš tiesiog nieko galbūt nedariau, mitybos nekeičiau. Ir jinai davė. Kinų medicinoje labai aišku yra toks drėgmės sindromas, kai dėl kiaulienos, keptos, saldumynų ir daugelių kitų dalykų materializuojasi tokia energija, kuri kaip augalas supūdo drėgmė, kaip ir žmogų, cistos miomos. Ir limfedema tai jau labai bloga būklė. Matot, kokios kojos. Tai lėtinė būklė, kai limfa nebeteka, skaudžiai. Ir labai sunku ją panaikinti. Reikia žiūrėti, kad jinai neatsirastų ypač seniems žmonėms. Aš visada sakau, kodėl japonai senukam, kurie nevaikšto, pakelia rankas, va taip ir purto, pakelia kojas ir tiesiog papurto, jeigu jie patys nebegali, ten panašiai kaip dviračio min daryti, tokių patys nebegali papurtyti, kad nesutintų. Ir tada, va, matot, buvo koja viena sutinusi žmogų, ar čia va sudėtos, nežinau, čia paėmiau tą nuotrauką, bet matot, abu panašus nagai, pirmi, tai čia tos pačios gali sutinti ir vieną koją, dažniausiai tai abi rankose, kojose ir labai sunku, yra specialus, bet tik gydytojai gali, limfodrenažinis masažas, medicininė procedūra taikoma limfedemai, apmokyti specialistai. Ir limfos tokio valymo medicininio nėra, medikai išjuoks. Detoksikacija galima sakyti, šiokia tokia, limfa neužsiteršia, nes limfa valo kepenis ir inkstai. Pati limfa nesivalo, bet jinai gali geriau tekėti, mes jas galim mažiau užteršti, mes galim pagerinti kepenų ir inkstų būklę, o ir limfos susitraukimus.
Ir taip, limfodrenažinis masažas, kas siūlo medicina, tam tinka sportinė veikla, tinkama mytyba, vaisiai, daržovės, linų sėmenų aliejus, riešutuoliai, avokadai, natūralūs produktai. Dauguma vaisių, daržovių žiemą tai šakniavaisiniai trinti. Ir nebūtinai šakniavų, moliūgų sriuba, brokoliai. Tas, kas turi labai daug antioksidantų. Aš aprašymę, visada pasižiūrėkit dar aprašymą, perskaitykit. Kartais įdedu, kartais neįdedu, kokias nuorodas dar būtina pasižiūrėti. Tai labai daug antioksidantų padeda, nes jie tiesiog irgi kovoja su laisvaisiais radikalais, ypač žarnyne, padeda bendrai sunaikinti įvairius ligos sukėlėjus, neleidžia užsiteršti. Gerti pakankamai vandens, per tirštą limfą negerai, kvėpavimo pratimai. Įkvepiu, bet taip, kad pilvas įsipūstų ir iškvepiu, judinu diafragmą ir tai padeda limfai tekėti. Kūno masažas šepečiu, kokiu nors, va, kad ir anksčiau būdavo, kai maudosi, tai trinasi, bet būna specialūs tokie šepečiai masažiniai, kai tu gali nugarą patrinti, visą kūną neturi būti per aštrus, kad ir pilvą galėtum, krūtis netrina. Žolelių arbatos, čia ypač saldymedis. Saldymedis skaitosi žolė, kuri padeda limfai tekėti, padeda limfos darbą gerai atlikti. Kontrastiniai dušai. Va. Kai limfos sistema užsiteršia, beveik visos lygos, edemos infekcijos, lėtas gyjimas, aistrofinės opos žaizdų gyjimas, pasikartojantis tonzilitas, skysčių kaupimasis, blogai net ir smegenim. Dabar speciali sistema smegenų irgi skaitosi, kad susijusi su limfa, silpnas imunitetas, prakaitavimas padidėja, celiulitas didesnis, sąnarių skausmai, pažastų bėrimas, šiaip viso kūno, odos nežėjimas klausia ir su kepenim susiję, bet kai kepenys nedetoksikuoja limfą, lėtinis nuovargis. Ir va, kaip smegenys, sakiau, tai yra glimfinė sistema. Nuo 2012 tyrimai daromi su ta glimfinė sistema, bet idėja dar kol kas prieštaringa. Vieni net ir gydytojai sako, pasiskaitę būna konferencijose, susipažinę, kad čia labai realu. Kiti dar galvoja kiek kitaip, už tai, kad tyrimai vyksta. Labai didelis ryšys su neurologija. Kai jūs einat pas neurologus dėl įvairių neuropatijų ir kitų ligų, žinokit, kad jūsų limfinė sistema neveikia gerai, jeigu tokios lygos atsirado. Ir vėžio imunoterapija. Tai jeigu gerai prižiūrėsit limfinę sistemą, jinai sunaikins pirminius vėžio židinius. Taigi gerkite daug vandens, judėkite, darykite tikslinius judesius, papurtimus, nevalgykit labai riebiai, kuo mažiau kepto maisto, iš vis, norint sveikai gyventi, keptuvė į šoną, kartais tik orkaitėje galite. Žiūrėkit video, ką dar norit, kad aš nufilmuočiau, padaryčiau, visą žinią nesu, parašysiu, jeigu ko negaliu. Arba paprašysiu kitų specialistų, kad jie pakalbėtų. Pavyzdžiui, apie biogeninius aminus yra Gintarė Zaborskienės video, žiūrėkit, jie susidaro rūkydose dešrose ir kitur, ir jie irgi labai kenkia limfai, apie daug kas jai kenkia. Čia dar ne viską pasakiau, nes norint visą limfą įsinagrinėti reikia kelių valandų. O su tomis žiniomis, kurios dabar gavote, džiaukitės, kad jas gavote, pasistengkit būti sveiki, ką nors padaryti savo limfos naudai ir visiems linkiu 26 metais sveikatos. Filmuoju 3 karalių dieną, tai palinkėjimai labai pildosi. Būkite sveiki ir laimingi.